Labas! Šitame video sužinosite, kaip lėtinis stresas, gyvenimo būdas ir grožio chemija ir mityba, žinoma, lemia jūsų plaukų slinkimą, nuplikimą, odos ligas ir nagų lūžinėjimą. Suprasite, kokie neigiami išoriniai faktoriai daro didžiausią neigiamą įtaką mūsų išoriniam grožiui. Sužinosite apie 3 streso rūšis, kurios ne tik paveikia visą organizmo būklę, bet ir užkelia kortizolį, sutrikdo kraujotaką ir blogina mūsų odos, plaukų ir nagų būklę. Gydytoja paaiškins mechanizmą, kaip streso hormonas lemia metabolizmo sulėtėjimą, uždegimus ir kodėl net ir laikantis dietos bei sportuojant svoris gali nekristi. Sužinosite, kokių maistinių medžiagų ir kokių mineralų labai dažnai trūksta, jeigu patiriate lėtinį stresą. Ir kokią įtaką tai turi jūsų odos, plaukų, nagų būklei, kauliniam audiniui ir dantų sveikatai. Atskleisime top dažniausias plaukų slinkimo priežastis. Paaiškinsime, kaip prieš kelis mėnesius patirtas stresas gali lemti plaukų slinkimą dabartyje. Na ir pabaigai, kokius tyrimus verta atlikti ir į kokius specialistus kreiptis, ieškant plaukų slinkimo priežasčių. Na ką, o dabar perduodu žodį gydytojai Birutai Čijunskienei, bet prieš tai nepamirškite paspausti mygtuko patinka, tai padėsite mūsų YouTube algoritmui. Šiandien sujungti mums grožio elementus, sveikatos elementus ir mitybą, tiesiog be tokių elementarių pagrindų tiesiog bus neįmanoma. Tai štai vienas iš tokių nepalankių žodžių - ingumentarinė sistema. Tai sistema mūsų organizme apimanti odą, plaukus, nagus, prakaito riebalinės liaukas ir paviršinius nervinius receptorius. Tai yra toksai išorėje matomas faktas apie mūsų organizmo būklę. Dažnai mes pamatome tuos pakitimus ir tada susimastome, o ko man trūksta, o su kuo aš galėjau pakenkti. Tai tiesiog yra mums duota jau gamtos apsaugos sistema nuo išorinių faktorių poveikio ir oda būtent sulaiko skysčius, reguliuoja kūno temperatūrą, o plaukai, nagai yra mūsų dėmesio centre visada. Ir grožio elementai, mes moteris turbūt niekada į darbą ir į visuomenę, į viešumą neišeiname nesusitvarkiusios plaukų, nepasikoregavusios savo nagų ir taip toliau. Ir daug grožio ritualų yra moterų dienotvarkėje. Tai tiesiog kartais aš žaviuosi tokiam tvarkingom ir gražiom moterim ir pagalvoju, kiek tai yra daug investuojama ir kiek tai yra investuojama, aišku, ne finansiškai, o laiko sąskaita. Taigi sveiki tvarkingi plaukai, gera išvaizda ir atspindi tinkamą mitybą ir tinkamą priežiūrą, kur mes save nukreipiam. Sveiki nagai yra stiprus, lygus, lygiagretus, o sveika oda glotni, drėgna, be dirginimų ir bėrimų. To mes turėtumėm siekti. Ir aišku, tą galima pasiekti subalansuotos mitybos ir sveiko organizmo pasekoje. Čia mano skaidruolėje jau matote, kaip gali būti, kokie sunkus pakitimai. Čia aišku jau yra aiškiai matomas, kad tai yra apimta ar tai psoriazės, ar tai išplitusios grybelinės infekcijos, kurios dabar dažnai mus persekioja, nes daug naudojame antibiotikų, daug naudojame maiste įvairių priedų, kurie gali mums suteikti tokius pokyčius ir tada jau mes, aišku, turime kreiptis į specialistus gydymui. Tai kokios tos mūsų ingumentarinės sistemos funkcijos, kad nekalbėti, trumpinu tiesiog paskaitos laiką, atskirai vardinti odą, plaukus, nagus, tai ta sistema man padeda šiandien sutaupyti keletą sekundžių. Taigi oda didžiausias kūno organas, kaip minėjau, reguliuoja temperatūrą kūno, apsaugo nuo bakterijų, nuo virusų, užtikrina vandens drėgmės barjerą, sintetina vitaminą D. Kodėl mums reikia dabar dar naudoti saulės spinduliais, jaučia oda lietimą, temperatūrą, skausmą,
O plaukai yra keratininės medžiagos, jos auga iš odos paviršiaus. Taip pat mums padeda sureguliuoti kūno temperatūrą, saugo odą nuo saulės spindulių, mechaninių pažeidimų, nuo dulkių ir kenkėjų. O nagai tai kietos keratininės plokštelės, augančios iš pirštų ir pėdų galų ir apsaugo pirštus ir kojų nagus, kojų pirštus nuo pažeidimų. Jeigu mes labai stipriai nukerpame, tai jaučiame, kaip skausminga tampa ta odelė, tai galima įsivaizduoti, koks yra jausmas, jeigu mes neturėtumėm būtent šitos apsaugos. Ir prakaito liaukos, aišku, padeda reguliuoti kūno temperatūrą, pašalinti kenksmingas medžiagas, ką mes dažnai tą pasinaudojame saunose. Ir riebalų liaukos taip pat mums kartais prie aknės, kada jos susikemša, prisijungia bakterijos ir keičia odos išvaizdą. Jos reguliuoja drėgmę ir elastingumą. Kada mes per daug naudojame įvairių tokių nušarminančių prausiklių ir panašiai, oda, kai išsausėja arba galvos oda pleiskanoja, tai iš karto matome pokyčius, kad kažką mes padarėme arba ne taip, arba mūsų organizmas rodo kokius tai trūkumus. Tai būtent tie visi faktoriai, kokie labiausiai neigiami faktoriai veikia mūsų odą, plaukus ir nagus. Jau visai netrukus sugrįšime prie gydytojos paskaitos. Bet jeigu ieškote ne tik žinių, bet ir praktinių įrankių, kaip pasirūpinti savo jungiamuoju audiniu, kaip papildyti kolageno atsargas organizme, pagerinti odos, plaukų, nagų, sąnarių būklę, maitintis sveikiau ir žinoma būti fiziškai aktyvesniais, apačioje po šito video palikau jums specialią nuorodą. Prisijungę prie kolageno prenumeratorių bendruomenės, kas mėnesį ne tik gausite jūrinio kolageno pakuotę, bet taip pat mitybos planus, online sporto programas, sveikatingumo ir psichologijos kursus, kurie pakels jūsų sveikatą į kitą lygį. Kolageno prenumeratą ateinančias 72 valandas įsigysite net su 85% nuolaida. Spauskite nuorodą po šito video ir prisijunkite jau dabar. Tai yra dviejų rūšių tos faktorius išskyriau, tai yra vidiniai veiksniai, mitybos trūkumas ir hormoniniai pokyčiai su ilgaamžiumi ir aplinkos veiksniai. Tai be abejo, kaip mes jau iš ankstesnių paskaitų žinome, kad apie 90% mūsų visuomenės patiria stresą. Ir temperatūriniai pokyčiai, saulė, šaltis, chemikalai, netinkamos beje priežiūros priemonės. Ir neretai bandome mes pačios kažką tai daryti, kada jau kritiniais atvejais tik tai nueiname ir kreipiamės į specialistus. Trumpai aptarsime, kokius galime savo atlikti tyrimus arba pageidauti pas savo gydytojus. Tai labiausiai mums veikia iš šitos organus chemikalai, aišku, vaistai, rūkymas, taip pat gyvenimo būdas. Be abejo, negalim ignoruoti to faktorio ir mūsų šeiminė anamnezė, o kaip buvo mūsų senelių odos, plaukų būklė. Čia vėlgi matome, kad ir stresas, kuris mus, kaip minėjau, lydi, menopauzė, pokyčiai, tai tam tikras irgi stresas organizmui prisitaikyti prie išnykusių hormonų. Kalbos nėra, mityba ir netgi mūsų persirgtos ligos, infekcijos ir panašiai. Ūminį stresą mes dažnai suvokiame kaip naudingą organizmui, kaip sustiprinantį, kaip išgyvenimo formulę mums pateikia gamta, bet lėtinis stresas, kuris tęsiasi diena iš dienos, poveikį organizmui turi tokį jau sisteminį, jau jisai pradeda mus persekioti ilgesnį laiką. Pažiūrėkime, kaip stresas per centrinę nervų sistemą pagrinde veikia hormonų pagalba ir išskiria iš antinksčių hormoną kortizolį, adrenaliną, kurie pradeda reguliuoti mūsų kraujotaką. O bet koks kraujotakos sutrikimas iš karto mums atsiliepia
streso metu padažnėja kvėpavimas, padidėja prakaitavimas, spazmuoja kraujagyslės, šąla delnai, rankos, kojos, netgi pajaučiame širdį, kuri atsiduria kakle, arba kiti sako, jaučiu kamoliuką gerklėje, tiesiog užspazmuoja, keičiasi, dreba, neda balso stygos, plečiasi vyzdžiai, o ką jau kalbėti apie mūsų virškinimo sistemą, praktiškai virškinimo sistema išjungiama ir tai skaitoma, kad organizmas yra paruoštas kovoti ir bėgti, tai kad visus tos hormonus anuliuoti mes turime persijungti į kažkokią kitą veiklą, išeiti iš tos toksinės stresinės aplinkos ir tai aišku sistemiškai paveikia mūsų smegenų, mes tampame įsiblaškę, tampame tokie dirglus, nebesusikaupę, kardiovaskulinė sistema, kaip sakiau, ir spazmai, ir širdies plakimas, netgi raumenys tampa tokie su daugiau įsitempę, gali būti net skausmingumas, netgi tokia vadinama fibromialgija, kartais mes diagnozuojame grinai streso pasekoj. Ką kalbėti apie imuninę sistemą, jinai irgi yra jau atjungiama ir mes po streso dažniausiai irgi išraiška būna įvairūs susirgimai arba lėtinių ligų paūmėjimai. Taip pat odoje, ką mes matome, ir odos bus kaip tas paryškėjęs prakaitavimas, gali dėl tų hormoninių pokyčių ir bėrimai, aknė paryškėti, nebėra tokia oda, praranda savo tonusą, kadangi spazmuotos kraujagyslės, ypač skalpo srityje, tai gali sąlygoti ir plaukų būklės pakitimus, slinkimus ir panašiai. Tipiškos streso rūšys tai yra tokios vadinamos išorinės, kai yra, nuo kurių galbūt mes ne visada galime priklausyti, nes nežinome, išeiname į darbą, nesame pasiruošę, nežinome, su kuo susidursime, galime turėti savo namuose, savo artimoje aplinkoje įvairias problemas. O psichologinis stresas daugiau jau pasireiškia per mūsų metabolizmą, per medžiagų apykaitą, per uždegimus, cirkadinio ritmo sutrikimus ir kitus susirgimus, tai vadinasi psichosomatinės ligos. Tai irgi dažniausiai nukreipiamas smaigalys, ieškoma ir aiškinamasi, iš kur tas stresas atėjo. Ir traumos, ne tik fizinės traumos, bet ir tokios išorinės traumos, mes labai sunkiai ir ilgai susitaikome su artimųjų ar pažįstamų draugų netekimu, skyrybos, kurios taip pat palieka didžiulį pėdsaką, darbo pakeitimas ir įvairius, tiesiog mes kiekvienas individualiai patirime stresus skirtingai. Kaip juos pasiruošti? Ką dar mes streso metu, kas liečia medžiagų apykaitą, kodėl reikia orientuotis į tam tikras mitybos ir maisto grupės, nes netenkame labai daug baltymų. Kur išeina tie baltymai? Baltymai streso metu yra sunaudojami būtent tiem hormonam ir tai imuniniai sistemai aktyvuoti. Ir baltymų pritrūksta kitiems organams, kurie mažiau atsakingi, organizmas liktai išjungia juos, jūs nesate tokie reikšmingi, tokie gyvybę palaikantis, tai jūs galite, kaip sakant, išeiti iš šitos aprūpinimo zonos, tai būtent pirmoje eilėje tai ir nuskriaudžia odą, plaukus, nagus, virškinimo traktą, nes savaime suprantame, jeigu virškinimo traktas bus diskomforto zonoje, tai maistinės medžiagos, kad jos ir bus pačios geriausios ir pačios naudingiausios, tiesiog sutrikusiai spazmuotai kraujotakoj į odą, į plaukus ir nagus jau tikrai nebus atneštos.
Ir padidėja streso metu kalcio poreikis. Jis paimamas iš kaulų ir jie, kadangi mes streso metu tokią rūgštinę aplinką turime, o kraujas yra ant tiek išmanus ir protingas, jis niekada negali būti, kad būtų pakitęs pH. pH turi išlaikyti balansą ir dėl to kalcis, taip šarminis elementas, imamas iš kaulų ir taip mes galime ilgalaikio streso metu turėti ir sąnarių, ir kaulinio audinio, ir dantų pokyčius. Taip pat nukenčia be abejo plaukai, nagai, nes tie sudėtiniai elementai sudaryti ir savinasi tik tai kalcio dėka. Ir reakcija į stresą dar yra mums viršsvorio problema, kadangi streso metu formuojasi alkio jausmas. Ir tai yra būtent to streso hormono kortizolio pasekmė. Ir stresas reiškia, kad yra sunkus laikai ir yra reikalingi ilgos riebalų atsargos ir organizmas pradeda kaupti riebalus. Ir būtent tas kartais ir dietų keitimas, ir fizinis aktyvumas neišeliminavus, nesukoregavus psichoemocinės būsenos, negalime mes išjudinti ir atstatyti tą, kaip mes norime, svorio metimo programos, kartais būna ganėtinai nesėkmingos. Ir pažiūrėkime, kur sunaudojamas tas baltymas, ogi vien insuliną, kadangi streso metu iš raumenų ir iš kepenų yra naudojama gliukozė. Iš ten jinai teikiama į kraują, nes reikės energijos, reikės ir kuo daugiau gliukozės kraujyje, tuo daugiau kasa gamina insulino. Tai pažiūrėkime, kad insuliną sudaro 51 amino rūgštis ir cinkas, o amino rūgštis tai yra baltymų sudėtinė dalis, nes iš amino rūgščių formuojasi peptidai, kurie dabar labai yra aktyviai pas mūsų, jau galima ir papildų formą peptidus naudoti ir kas juos naudoja, daugelis pajaučia energijos ir įvairių problemų atstatymą ir hormonų atstatymą. Ir būtent tai yra tokia streso pasekmė per baltymus. Ten trumpai žvilgterkim apie plaukų būklę, kas tai darosi. Jeigu trūksta vitamino B grupės, vitamino C, PP, geležies, magnio, cinko, gali pradėti slinkti plaukai. Čia aišku mitybos problema. Jeigu turime per aukštą ar per žemą temperatūrą ir plaukus plauti nerekomenduoja su labai karštu vandeniu. Turbūt kada nueinate pas kirpėją, nežinau, ar daug tenka pakalbėti apie plaukų priežiūrą. Ir įvairios virškinimo trakto ligos gali užblokuoti mums maisto medžiagų pasisavinimą. Žinome, jeigu yra uždegimas, patinimas žarnyne ar skrandyje, tai apie kokį maistinių medžiagų pasisavinimą galime kalbėti. Be abejo, hormoniniai pokyčiai, jeigu naudojame ten kontraceptikus arba esame gliukokortikoidai naudojami, tai jie visą tą tokį poveikį gali taip pat veikti kaip ir kortizolis. Na ir viršūnėje matėte stresas, plaukų slinkimo priežastis ir dėja tas plaukų slinkimas po streso yra stebimas po 2-3 mėnesių. Todėl dažnai mes galbūt tą stresinę situaciją ir pamirštame, arba jau būna organizmas kažkiek tai atsistatęs, o žiūrėkite, nei iš jo, nei iš to ir ieškome priežasties, kodėl mums pradėjo slinkti plaukai. Ir be abejo įvairius medikamentai, genetika, čia jau mes apie tai jau paminėjome. Ir pažiūrėkite, kokią svarbą turi stresas virškinimo traktui, nes net išprovokuoja uždegiminį procesą žarnyne. Žarnynas prasidaro kiauras ir taip vadinamas leaky gut, ir pro tą žarnyną praeina nesuvirškintos maisto medžiagos, praeina žarnyne esanti patogeninė ar ne mikroflora, ir tada prasideda jau sisteminis organizmo uždegimas. Matote, kad tai yra
uždegimo, alergijų, imuninės sistemos sutrikimo, net autoimuninių susirgymų, apie kuriuos esame kalbėję, priežastis. Visa tai, aišku, atsilieps ir į mūsų išorę, ir į išvaizdą. Ir plaukų slinkimo priežastis dėja kažkaip tai apie 50% daugiau susiduria moteris, kada yra stresas ir nerimas. Apie 24% susiduriam, kai yra jau nėštumas, gimdymas, laktacija, tai čia jau suprantama. Ir 16% patiria menopauzės metu plaukų netekimo. Kokius galėtumėm atlikti tyrimus? Ir dabar aš jau matau, kad Kaune yra, netgi reklamuoja, gali padaryti tyrimą. Anksčiau mes siųsdavom plauką į Maskvą, Skalinio laboratoriją, atsiųsdavo, kokių mikro makro elementų yra trūkumas, o kokių yra per daug. Ir aišku, dažniausiai ateidavo atsakymai, kad ten yra, pavyzdžiui, kokio švino, gyvsidabrio per daug, mažai cinko, kalcio, šitų maistinių medžiagų, chromo. Ir pagal tai orientuodavomės, ką galime papildyti, ar su maistu, ar su kokiais tai papildais. Aišku, jeigu nueisime pas trichologą arba pas šeimos gydytoją, tai būtinai paklaus, o kaip buvo mūsų, kokį paveldėjimą mes gavome iš savo gimdytojų. Būtinai atliks kraujo tyrimą, jeigu bus mažai geležies, mažai hemoglobino, tai vien šitas jau gali atkurti ir padėti mums susiorientuoti problemą. Toliau trichologai ir gali atlikti plaukų tyrimą mikroskopu, pasižiūrėti jų struktūrą, kokie jie yra, trapūs, lankstus, išsausėję, ar ten yra kokių priedų, kokių tai kaip sakyti, odos ir galvos odos mikrobioto pokyčių, ar ten dominuoja kokia grybelinė mikroflora ir panašiai. Ir galiausiai gali paimti galvos odos biopsiją. Ir dėja, apie 40% populacijos yra tiesiog su amžiumi surišta plaukų problemos. Vyrams jau nuo 35 metų tas gali dominuoti, moterims nuo 50 metų. Į dieną turėtumėm netekti apie 30 plaukų, bet dabar tos normos, kaip ir visur, yra padidintos nuo 50 iki 100 plaukų, tai skaito dar yra normalu. Bet aš manau, aš likčiau prie to mūsų standarto, kad jų turėtų netekimas būti mažesnis. Kadangi plaukai yra kūno dalis, tai plaukų analizę mes galime ir su dermatologu atlikti, su profesionaliu kirpėju. Ir taip mato jie struktūrą, pažeidimo pobūdį, pleiskanas, lūžinėjimą, pateiks jau rekomendacijas ir galbūt tų rekomendacijų užteks, kad mums atsistatys. O kraujo tyrimas mums nurodys vitamino D, B grupės, cinko galime išsitirti, pagaliau galime nusistatyti. Ne tiek dabar svarbu medžiagų apykaitoje nustatyti gliukozės kiekį, kiek svarbu yra glikuoto hemoglobino kiekis, insulino kiekis, kuris tikrai atspindi tą rezistentiškumą insulinui, kuris nusprendžia labai daug mūsų išorės problemų, ypač dėl viršsvorio. Ir trichoskopija, kaip minėjau, tas įvertinimas, žiūrimi plaukų galiukai. Rinkdama medžiagą paskaitai, tai patarimą suradau vienos patyrusios specialistės, kad plaukų galiukai šakojasi, jeigu mes einame miegoti ir atsigulame neišsausinę, neišdžiovinę plaukų. Pasirodo, ta šerdinė plauko dalis labai išburksta nuo tos drėgmės ir plaukų galiukai pradeda skilinėti. Tai galbūt toksai patarimas, gal jums ir
ir kirpėjos patarė, kad neiti miegoti su drėgna, su šlapia galva, įsidžiovinti ir tą feną laikyti daugmaž ne prie pat šaknų, o kokie 15 cm atstumu, kad irgi tas karštas oras, kaip ir sakiau, karštas vanduo, irgi gali pažeisti plauko folikulą. Ir taip pat mikroskopinio tyrimo metu mato plaukų augimo greitį, plaukų tą folikulo šaknies būklę. Ir, kaip minėjau, tas plaukų mineralų tyrimas irgi Facebook'e matau, reklamuoja, labai reklamuoja ir galima tą atlikti Lietuvoje, aktyviai kauniečiai tą įvertina, ar organizme trūksta, ar per didelę koncentraciją tam tikrų mineralų, vario, cinko, kurie gali paveikti plaukų būklę. Dėkui, kad žiūrėjote iki pabaigos. Jeigu norite matyti daugiau panašių paskaitų, spauskite mygtuką prenumeruoti, o jeigu domitės sveikatingumo, sveikos mitybos bei psichologijos temomis, labai kviečiu jūs užsukti į mūsų puslapį www.psichologijoscentras.com. Ten rasite ir pačius populiariausius mūsų sveikatingumo kursus. Jeigu ieškote visapusiškų žinių apie sveikatą, apie limfinę sistemą, labai kviečiu pasidomėti gydytojos Birutės kursu kaip efektyvinti limfinės sistemos darbą. Šitame išsamiame 4 valandų video kurse sužinosite paprastus patarimus, kurie namų sąlygomis padės praskiesti sutirštėjusią limfą. Išsiaiškinsite limfos tekėjimo kryptis ir kaip savarankiškai atlikti savimasažą namuose. Tai padės sumažinti celiulitą, paskatinti limfos tekėjimą ir, žinoma, pagerinti savijautą. O jeigu esate smalsūs, kviečiu jūs dar nepabėgti ir užsukti į mano YouTube kanalą. Ten rasite 100 panašių video edukacijų psichologijos, sveikatingumo temomis. Iki kitos savaitės.